ELSA projektas yra įgyvendinamas atsižvelgiant į didelį asmenų, prižiūrinčių silpnus senyvo amžiaus žmonės, gyvenančius savo ar senelių priežiūros namuose, mokymų poreikį. Šios žmonės prižiūrintis asmenys gali būti suskirstyti į dvi grupės: specialiuose priežiūros namuose dirbantis profesionalūs slaugytojai bei senyvo amžiaus žmonėmis besirūpinantis giminaičiai. Partneriai projekto metu padarys nuotraukų, sukurs trumpus vaizdo klipus bei surinks senyvo amžiaus žmonės prižiūrinčių asmenų, profesionalių slaugytojų bei giminaičių nuomonės ir patirtį srityse išaiškėjusiuose atliktuose tyrimuose. Surinktos nuotraukos, vaizdo klipai ir tekstai bus sukelti į specialų projekto tinklalapį, kuris bus apipavidalintas ir 2011 metais atidarytas visuomeniniam naudojimui. Lygiai staliukas. Sudėtam. Sėlinuką uždedam, kad neįsiterliotų. Atsukit. Dedam sėlinuką, kad neįsiterliotų. Paskui čia tik drabužiai, kad neįsiterliotų. Tai paruošiam pietų mes. Čia pritrauksim suoliuką, kad reikia pasodinti, kad būtų, kad sėdėtų gerai. Sėstai va, jei pritraukiam suolių, čia šitokį stalą. Paruošta pietum.